Dažnai mes, aš kalbu apie mamas, pasakome gražius dalykus apie savo vaikus, savo vaikams, ane? Pavyzdžiui, aš sūnui, man labai faina matyti tave tokį mandagų, ane, nes kuomet pasako ačiū, viso gero, nusiauna batus, ane, kur kažkur einam, arba pagalvoja, einant pas draugą, gal kažkokių sausainių nusinešt, arba, šiaip padeda namuose, aš visuomet pagiriu, ne per daug, kad ojojoj, bet su saiko, ne? Ir dabar yra laikas man pagirti save, nes dažnai mes to nepagalvojam, mes giriam kitus, mes duodam kitiems laiko, dėmesio, visą savo meilę, bet save kažkaip pamirštam. Aš esu labai dėkinga savo ir didžiuojuosi savimi dėl to, kad aš nelaikau gruzų. Nelaikau gruzų niekam. Aš išmokau, kaip atsiriboti. Jeigu kažkas gyvenime atsitiko, netgi Simonas, ane, po 20 metų kartu susikrovė lagaminus ir išėjo. Ketvirtadienio naktį sakė myli, penktadienio ryto jau nebe. Ir žinokite, kad ir kaip bebūtų, aš gruzo nelaikiau. Aš supratau, kad, žinoma, galima tą video ilgesnį padaryti kažkada su daugiau detalių, bet to nereikia. Aš supratau, kad reikia dviejų žmonių susituok, dviejų žmonių išsiskirt. Tai visa kaltė nėra tik jo ar nėra tik tais manęs. Tai tų niuansų buvo mūsų vedybinėme gyvenime ir taškai susidėjo ir aš supratau, kodėl visą tai gavosi. Tai aš tuomet pradėjau į viską žiūrėti ir aš supratau, kad tai nėra tik jo kaltė. Tai aš išmokau, kaip paleisti gruzą. Taip pat yra žmonių, kurie buvo mano gyvenime, gal draugai, ne, po daugelio metų jie išėjo, nieko nepasakė. Aš taip pat išmokau, kaip to gruzo nelaikyti, nes aš supratau, kad žmonės taip pat išauga į kitas pusės ir kuomet tu buvai gal 15 metį arba 20 metį ir kuomet tu esi dabar gal 40 metį, ne, pas tave visiškai viskas pasikeitė ir gal tavo vertybė su tuo žmogumi netgi ir tame vedybinėme gyvenime, ne. Aplamai, ar tai darbo vietoje, arba šiaip draugystėse, gal nebūtinai ilgose, gal trumpesnėse, aš išmokau, kaip paleisti, nelaikyti gruzo, kaip atsiriboti be jokių pykčių, be nieko. Aš tuo labai didžiuojuosi. Aš labai didžiuojuosi savimi, kad aš taip pat moku atsiprašyti. Jeigu jaučiu, kad aš kažką padariau, aš visada atsiprašysiu, nelaikysiu to tokio pykčio, nes aš žinau, kad kuo tu orientuojasi, kokios pas tave energijos viduje yra, tą tu ir pritrauki. Tai va, aš esu tuo labai patenkinta.